Labas rytas, mėlėjai. Na štai, eilinį kartą aš eilinėje kažkokioj tai negyvenamoje saloje. Bet tai, kad jinai yra negyvenama, na, aš taip nepasakyčiau. Jinai yra gyvenama ir dar kaip gyvenama, tai parodysiu. Va, ten stovi mano laiviokas. Ir dabar aš čia išėjau pas tą salą. Įpist, žiūriu, jau ne pirma krūvytė kakaliukų. Ir šitie kakaliukai yra elnio. O tai reiškia, čia gyvena elniai. Bet ne tik elniai čia gyvena. Čia galybė bebrų. Ir jie čia, blemba, padarė tokią medžių skerdyklą. Ir eilinį kartą aš pasigailėjau, kad nepasėmiau lanko. Todėl čia vakare arba anksti iš ryto patikoti šitų graužikų būtų labai smagu. O čia jų visur takai. Ir bliač, ką jie čia padarė, žiūrėkit, kiek jie čia tų medžių išgriaužia. Šakės. Nu, čia tų bebrų gyvena galybė. Ir vat štai pavyzdžiui prie šito medžio tas bebriukas sugrįš. Todėl, kad kol medis nedagriaužtas, jie čia grįžta. Ir va čia va kažkur tai patikojus jį, na, būtų galima pasigauti gerą kepsnį. Tai va, bračikai, pučia. Vėjas yra geras. Galima sakyti, kokia 17-18 metrų per sekundę, tai tikrai. Bet telefonas, aišku, to neperduoda, kaip jau aš minėjau. Ir bangos čia nėra didelės, todėl kad tos salos, jos neleidžia tom bangom susiformuoti. Ir jeigu čia būtų atvira jūra, tai čia bangos būtų didžiausios. Bet ta prasme, vis tiek oras jau nėra navigacinis. Vėjas yra per didelis, čia plėšytų bures. Ir jeigu neduok dieve kažkas atsitiktų su laivo valdymu, tai kai trenktų tave į kažkokią salą ir būtų tau kapėts. O tai reiškia, kad jeigu prognozės pasitvirtins, tai aš šitoje saloje prabūsiu geroką laiką. Bent jau 2-3 dienas tai tikrai, todėl kad grįžti namo neišeina, nes šitas didelis vėjas man pučia tiesiai į nosį ir aš negaliu grįžti. Bet aš dar neapėjau šitos salos, todėl veiklos čia dar bus ir pabandysiu jums tai ir parodyti. O šitom pušim tai tikrai ne vienas 100 metų. Man tai labai įdomu surasti tą žmogaus veiklos požymius. Ta prasme, kas čia buvo to šaltojo karo metu, nes čia yra padaryta šitoje saloje betoninis molas, ko dėl žmonių čia niekas tikrai nedarytų. Tai buvo kažkokiem tai matyt dideliem, galbūt kariniam laivam. Tai aš spėju, kad čia buvo kažkokia tai karinė bazė. Na, o Švedija garsėjo, kad jie laikė tame Stokholmo archipelage povandeninius laivus tose salose. O čia yra 30 000. Tai todėl paslėpti povandeninį laivą prie kažkurios tai salos buvo labai lengva. Taip pat buvo lengva paslėpti ir raketas. Tai aš galvoju, kad šita sala būtent ir buvo tam skirta. Taigi pabandysiu pasivaiščioti ir rasti nes, pavyzdžiui, ir toksai žvyras, skalda tokia rinktinė, tai irgi byloja apie tai, kad čia buvo kažkokia tai veikla. Tai pabandysiu rasti. Jeigu rasiu.
greičiausiai tai bus užmaskuota. Bet, ale tačiau laiko turiu. Kaip ir sakiau, ieškosiu čiagos, kuri dažniausiai auga ant beržo. Ir sakiau, parodysiu, kaip jinai atrodo. Tai vat čia va nėra čiaga. Čia yra tiesiog beržo gumbas, kurį dažniausiai žmonės maišo su čiaga. Rasiu kažkur tai žemiau. Radau aukštai augantis tų čiagų, čia ne viena, čia yra daug. Bet žmogaus ūgyje dar kol kas neradau. Bet ieškosiu, surasiu ir parodysiu, kaip atrodo tikra čiaga, kad jūs nesumaišytumėt. Va štai. Ir čia netgi ne čiaga. Čia tiesiog kažkas yra panašaus į čiagą, kažkoks tai medžių grybas, ne? Bet einam dabar parodysiu, kaip atrodo tikra čiaga. Štai. Jinai turi va tokia juoda, visiškai juoda. O va čia va yra tokia va ruda spalva ir jos, jinai kitoks. Tas grybas yra kitoks. Va čia yra čiaga, tai yra vaistas nuo vėžio. Taigi dabar aš jį nukaposiu ir kas turite šitą negandą, rašykite man ir aš ją jums atsiųsiu. Tai iš tikrųjų yra vienintelis vaistas, efektyvus vaistas nuo vėžio. Taigi, kas turite šią negandą, rašykit ir atsiunčiu. Taigi, tiek.